Sveiki. Čia Teismų Vikingas. Pakalbėkime apie darbą, o konkrečiau darbdavius. Yra toks posakis: darbas žmogų puošia. Bėda ta, kad vienus puošia, o kitus daro pabaisom. Manau, prisimenate, kad be to, kad esu su korupcija kovotojas, ginu ir darbuotojus kaip profsąjungos pirmininkas nuo daromų darbdavių pažeidimų. Šiandien papasakosiu netradicinę, kaip dažnai pas mane būna, istoriją, kuri tikrai bus pamokanti. Kodėl ryžausi ją papasakoti jums? Vienas dalykas, kad tai tikrai ypatingas atvejis, kurį būtina paviešinti. Kitas dalykas, kad kiti žinotų, ką daryti, kai darbdavys jūsų teises pamina ir praktiškai spjauna jums į veidą. Geriausia juk mokintis iš svetimų klaidų. Tikriausiai suprantate, kad neviešinčiau bet kokios istorijos. Ši tikrai jūs sukrės. Istorija iš esmės apie vieną moterį. Dabar visiškai nesvarbu, kuo ji vardu, tai gali būti bet kuri jūsų gatvėje sutikta moteris, kuri ši moteris viena augina 3 nepilnamečius vaikus. Viena. Jau vien tai neįprasta. Bet kaip su ją pasielgia darbdavys, jūs tikrai šokiruos. Moteris dirbo vienoje Kauno miesto įmonėje, vadinasi jį VŠI Kauno globa. Iš pavadinimo galite suprasti, kuo užsiminėja minėta įmonė. Štai internete jų svetainėje parašyta, kad įmonė teikia dienos socialinės priežiūros, globos ir slaugos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Namuose pagal individualius asmens poreikius ir pageidavimus. Teikia asmens higienos paslaugas, pagalba kasdieniniuose buities darbuose, maitinimo, bendravimo ir laisvalaikio organizavimo, tarpininkavimo, lydėjimo pas gydytojus ir kitas paslaugas. Tikriausiai suprantate, koks tai darbas. Tikrai tiek fiziškai, tiek psichologiškai sudėtingas ir ne kiekvienas jį ryžtasi dirbti. Dirbdama darbą moteris laikas nuo laiko susidurdavo su problemomis, kurias sudarydavo darbdavys. Pažiūrėjusi mano klipą apie tai, kad esu profsąjungietis, ji nutarė įstoti į mūsų profsąjungą Mangust. Ne tam, kad problemas spręsti, o tam, kad saugiau pasijaustų. Įstojo į profsąjungą spalio 19. Ir jeigu iki tos dienos ji dirbo savo sunkų darbą, niekam nekliudama, staiga po to, kai įstojo, ji darbdaviui ėmė kliūti. Jo nuomonė, ji nuolat ėmė pažeidinėti darbo drausmę. Paskaičius jo raštus, gali atrodyti, kad kažkokia nevėkšla ėmė pas jį dirbti. Jisai ją tiesiog užbombardavo raštais. Štai paskaitykime, kuo jai neįtiko. Jau po 2 darbo dienų nuo įstojimo į profsąjungą ji gauna reikalavimą pasiaiškinti dėl galimo pažeidimo. Įsivaizduojate, pasiaiškinti dėl galimo pažeidimo. Paskaitykime. Nurodymas pateikti paaiškinimą. Vadovaudamasis Kauno globa tvarkos aprašu, prašau pateikti paaiškinimą dėl galimo darbo sutarties 4.3 punkto konfidencialios informacijos apsaugos pažeidimo, atskleidus konfidencialią informaciją apie įstaigos vidinius dalykus. Pasirašo direktorius Evaldas Račickas. Į ką iš karto atkreipiu dėmesį? Žinokite, kad darbdavys prieš kaltindamas ar kažko iš jūsų reikalaudamas turi pateikti visą su pažeidimu susijusią informaciją. Šiuo atveju matote, kad savo nurodyme rašo galimo darbo sutarties pažeidimo ir jokio įrodymo nepateikdamas tikisi, kad darbuotojas pats ant savęs prirašys pažeidimų arba išsigandęs pasekmių ims ir prisipažins, ko nedaręs. Be to, atsiminkite, kad turite teisę nieko neteikti, jei kaltinimai visiškai niekuo nepagristi, kaip buvo ir šiuo atveju. Todėl darbuotoja nieko nepasiaiškino ir, kaip galvojate, baigėsi šis darbdavio puolimas. Paskaitykime, ką rašo pas darbdavys jau darbo ginčų komisijai, kuomet mes vėliau su juo ėmėme bylinėtis. 2023 spalio 23. Nieko nelaukdamas pateikiau ieškovei nurodymą pateikti situacijos paaiškinimą.
susijusi su galimu konfidencialios informacijos atskleidimu. Darbuotoja jokio paaiškinimo nepateikė, tik ant nurodymo įrašė vieną žodį – nesutinku. Už šį nusižengimą joks įspėjimas darbuotojai iki šiol nebuvo skirtas, priešingai nei meluodamas teigia profesinės sąjungos pirmininkas. Į ką atkreipiu dėmesį? Darbdavys rašo, už šį nusižengimą joks įspėjimas nebuvo skirtas. Turbūt jums natūraliai kyla klausimas, kaip taip? Sako, nusižengimas, pažeidimas, o nuobaudos neskiria. Atsakymas vienas, jokio pažeidimo šis darbdavys nesugebėjo prikišti, todėl tylėdamas atsitraukė. Kitas dalykas pats sau duobę išsikasė. Sako, pažeidimas ir nebaudžia. O kitą darbuotoją galimai baudžia. Tai kaip čia gaunasi? Dvigubi standartai? Eikim toliau. Jau kitą dieną darbdavys reikalauja tos pačios darbuotojos pasitikrinti sveikatą. Gal ir nieko būtų reikalavimas, štai matote. Beje, gale, kaip matome, iškart grasinimas. Atsisakymas tikrinti sveikatą yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Sakyčiau, nieko toks nurodymas, tik bėda ta, kad kaip prašo pats darbdavys, jos sveikatos tikrinimas baigėsi dar rugsėjo mėnesį. Tai yra, pats žioplas nesužiūrėjo, kada darbuotojai baigėsi sveikatos patikrinimo pažymėjimas ir mėnesiui praėjus jau reikalauja tikrintis grasindamas atleidimu, įsivaizduojat? Sakykite, ar automobiliams su pasibaigusia tech apžiūra leidžiama važinėti? Žinoma, ne. Tai štai, su pasibaigusiu sveikatos tikrinimu dirbti taip pat negalima, o šis darbdavys ne tik, kad pats pažeidinėja, bet dar ir darbuotojams leidžia dirbti be pažymos. Tačiau čia dar ne viskas. Manau, puikiai žinote, kad pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, jeigu nežinot, pasižiūrėkit 21 straipsnį, darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą sąrašą ir darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką. Su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus ir kontroliuoja, kaip laikomasi šio grafiko. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, darbdavys moka darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Natūralu, kad darbuotoja po tokių pažeidimų grasinimų raštu kreipiasi į darbdavį prašydama pateikti sveikatos patikrinimo grafiką ir raštu nurodyti, kada ir kur ji turi atlikti privalomą sveikatos patikrinimą. Štai matote jos raštą. Čia žinoma daugiau punktų, bet eikime toliau prie šito cirko be klounų. Vos tik darbdavys gauna šį raštą, spėkite, ką jis daro. Kitą dieną, štai matote, spalio 31 dieną, atleidžia darbuotoją iš darbo. Paskaitykime už ką. Individualios priežiūros darbuotojas spalio 24 gavusi nurodymą atlikti periodinį sveikatos tikrinimą, pažeidė įstaigos vidaus tvarkos taisyklės bei padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Atsisakiusi tikrinti sveikatą, kai toks patikrinimas yra privalomas. Todėl atleidžiu iš darbo nuo spalio 31 direktorius Evaldas Račickas. Kas čia įdomaus rašte, be to, kad kvaila? Visų pirma, jei pamenate, tas pats žioplas direktorius iki spalio 31 liepia tikrinti sveikatą. Ir dabar, kaip matote, dar nepraėjus duotam terminui atleidžia iš darbo darbuotoją. Tai yra, 31 dieną ji dar galėtų teoriškai, ir praktiškai tikrintis, o jis ją jau atleido. Kitas dalykas, pats pražiopsojo patikrinimo laiką, pats nesuorganizavo patikrinimo, tai yra nenurodė, kur ir kada jie reikia atvykti periodiškai pasitikrinti ir atleidinėja. Trečia. Kaip matote, darbuotoja niekur nemini, kad atsisako tikrinti sveikatą. Ji tik teiraujasi, kur ir kada turi atvykti. Ir ketvirta, raštu pasiaiškinti darbuotojos dėl sveikatos patikrinimo šis darbdavys taip ir nesiteikia. Tai yra, nusprendžia atleisti, o pasiaiškinti ir neprašo. Argi tokį darbdavį mes galime vadinti kompetentingu? Pagalvokite. Na ką, neteisėtai atleido darbuotoją, mūsų, kaip profsąjungos pareiga, tai įrodyti. Beje,
Atleisdamas darbuotoją, direktorius Evaldas Račickas dar ir už kvalifikacijos mokymus nutarė iš darbuotojos išskaičiuoti. Žodžiu, pažeidimų apstu. Kreipėmės į darbo ginčų komisiją su prašymu pripažinti atleidimą neteisėtu, grąžinti į darbą ir sumokėti visas pinigų sumas. Ką atsiliepime rašo Kauno Globa direktorius Račickas? Paskaitykime. Todėl darbo ginčų komisijos prašau. 1. Atmesti visus ieškovo ir profesinės sąjungos Mangus atstovų reikalavimus, kaip visiškai nepagrįstus ir prieštaraujančius LR įstatymams bei poįstatyminiams teisės aktams. Vadovaujantis darbo kodekso 218 straipsnio 4 dalies nuostatomis, negrąžinti darbuotojus į buvusią darbovietę, kai to prašo darbdavys. Atlyginti atsakovo patirtą moralinę žalą tiek dėl sukeltų išgyvenimų, streso, tiek dėl atimto laiko ir lėšų, rengiant darbo ginčų komisijai atsiliepimus ir dokumentus į nepagrįstus, melagingus kaltinimus ir klaidinančią informaciją, bei konsultuojantis su teisininkais ir priteisti 500 eurų iš ieškovų. Direktorius Evaldas Račickas. Tikrai keistas ir juokingas reikalavimas. Ypač čia atlyginti atsakovo, tai yra direktoriaus, patirtą moralinę žalą dėl sukeltų išgyvenimų, streso, tiek dėl atimto laiko rengiant atsiliepimus. Tikrai juokinga, ypač vertinant, kad darbdavys užsipuolė moterį, kuri viena augina 3 nepilnamečius vaikus. Tai yra atleidinėja moterį iš darbo, akivaizdžiai pažeisdamas įstatymus ir dar 500 eurų nori už stresą. Kaip pavadinti tokį darbdavį, gerbiami žiūrovai? Parašykite po klipu. Taigi, kokį sprendimą priima komisija? Na, viso jo nedėsiu, tik svarbiausią dalį. Darbo ginčų komisija nusprendžia ieškovės prašymą tenkinti iš dalies. Pripažinti ieškovės atleidimą iš darbo iš VŠI Kauno Globa pagal darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą neteisėtų. Į darbą ieškovės negrąžinti. Pripažinti, kad darbo sutartis nutraukta darbo kodekso 218 straipsnio 6 dalies pagrindų darbo ginčos komisijos sprendimu jo įsiteisėjimo dieną. Priteisti iš atsakovės VŠI Kauno Globa ieškovės naudai 5261 eurą ir 13 centų vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir 33 eurus darbo užmokesčio dalį, kuri buvo įskaityta už mokymosi išlaidas. Dėl negrąžinimo į darbą noriu paaiškinti, kad jei darbdavys ginčo nagrinėjimo metu pareiškia, kad nenori darbuotojo, net ir jam palankiam sprendimui priėmus, komisija negrąžina darbuotojo, tačiau priteisė kompensaciją, darbuotojas 2 metus išdirbo. Bet svarbiausia kas? Komisija pripažino atleidimą neteisėtų ir priteisė iš šio Kauno Globa direktoriaus Račicko vadovaujamos įmonės pinigus, visai nemažus. Ką aš šiuo klipu norėjau parodyti? Visų pirma, nebijokite kreiptis į profsąjungas, jei jūsų teisės pažeidžiamos, jei darbdavys grubiai pažeidinėja įstatymus, kaip šiuo atveju, jis už viską atsakys. Visų antra, jei darbdavys nekvalifikuotas ir nekompetentingas, jam į akis tai bus parodyta. Beje, apie darbdavį Evaldą Račicką. Įdomu, ką parodys Google'as apie šį asmenį. Pažiūrėkime. O, štai kaip įdomu, pasirodo, žurnalistas Dovydas Pancerovas straipsnį apie jį buvo parašęs. Wall Street'o vilku žavėjęsis ekonomikos dėstytojas Evaldas Račickas kūrė savo sukčiavimo schemas. Wow, čia tai įdomu darosi. Ir beje, kas čia darosi, kad mane vis su Kauno technologijos universitetu likimas suveda. Aš jau kūriau klipą apie sukčiavimo schemas ten. Bet štai dar vienas jau kito žurnalisto straipsnis apie sukčių dėstytoją iš ten pat. Ir kaip keista, kad jis, kaip čia rašo, milijonieriumi netapo, bet giliai įklimpo tūkstančiuose problemų.
Nagi paskaitykim straipsnį, taip sakant, geriau susipažinkime su oponentu. Davė prisijungimus prie sąskaitos. 2013 verslininkas Laukaitis pradėjo elektroniniais laiškais susirašinėti su ekonomistu Račicku. Jie kelis kartus pietavo Kaune. Evaldas man paliko malonaus, nuoširdaus žmogaus įspūdį. Tuo metu jis dirbo universitete, dėstė finansus. Buvo įkūręs jaunųjų investuotojų klubą. Jo kompetencija ir reputacija tikrai nekėlė abejonių, pasakojo Laukaitis. Toliau rašoma. Verslininkas turėjo banko sąskaitą, per kurią pats vykdydavo investavimo operacijas. Joje tuo metu buvo apie 39 000 JAV dolerių. Laukaitis nusprendė duoti prisijungimus prie šios sąskaitos ekonomistui Račickui. Ar galite įsivaizduoti, kokį prizą, taip sakant, jackpotą į rankas gavo Račickas, kai gavo prisijungimą prie svetimų pinigų? Jei ne, skaitome toliau. Susitarėme, kad tiek pelną, tiek nuostolius dalinsime per pusę. Tai reiškia, kad jeigu jis praranda visus pinigus, pusę grąžina iš savo kišenės. Mes pasirašėme investicinių paslaugų sutartį, kurioje buvo aiškiai aprašyta, kalbėjo Nerijus. Man nekilo jokių minčių apie sukčiavimą. Jis buvo KTU dėstytojas. Niekur neradau jokių skundų ar blogos informacijos. Na, čia aš trumpam pasakysiu, gaila, kad šis verslininkas neprenumeravo mano kanalo, būtų daugiau sužinojęs apie KTU dėstytojų sukčiavimo schemas. Na ir jei anksčiau apie Račicką nebuvo skundų, tai po šio straipsnio ir mano klipo apie jį bus daugiau informacijos. Jau kitą dieną iš investicijoms skirtos sąskaitos išplaukė pirmieji pinigai. Račickas už 25 000 JAV dolerių nupirko Facebook opcionų. Ekonomistas tikėjosi, kad per 3 dienas akcijų kaina smarkiai išaugs ir taip jie uždirbs. Deja, kaina neišaugo. Visi 25 000 JAV dolerių buvo prarasti per 3 dienas, pasakojo Nerijus. Račickas investavo toliau. Tarp 2015 metų sausio 5 ir 19 jis atliko kelis nesėkmingus sandorius, per kuriuos prarado dar 10 000 JAV dolerių iš verslininko Nerijaus sąskaitos. 2015 vasario 3 Račickas turėjo grąžinti dalį prarastų pinigų apie 15 000 eurų. Tačiau sutarties sąlygų nevykdė. Iš pradžių jis maitino pažadais, kad grąžins artimiausių laikų. Sakė, kad nuosavas lėšas yra investavęs ir negali parduoti turimų aktyvų. Kovo mėnesį galutinai supratau, kad jis nesiruošia nieko mokėti. Todėl su advokatu kreipėmės į Lietuvos banką, pasakojo Nerijus. Paaiškėjo, kad buvęs ekonomikos dėstytojas tik apsimetė investuotojų. Na, kuogi viskas baigėsi? Evaldui Račickui, investuotojui tuo metu. Buvo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Račickas kaltinamas dėl galimo turto pasisavinimo, aplaidaus apskaitos tvarkymo, neteisėto vertimosi ūkinę, komercinę, finansinę ir profesinę veiklą. Liepos 13 byla buvo perduota Vilniaus apylinkės teismui su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Kas tas baudžiamasis įsakymas? Paskaitykime įstatymą ir bus aiškiau. 418 straipsnis. Prokuroro teisė nuspręsti užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas taikomas tik tais atvejais, kai kaltininkas atlygina ar pašalina padarytą žalą. Jeigu žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią žalą atlyginti ar pašalinti. 419 straipsnis. Prokuroro pareiškimo turinys. Prokuroro pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu turi būti nurodyti kaltinamojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, profesija, darbovietė ir prokuroro nuožiūra kiti asmens duomenys. Trumpai aprašyta veika, dėl kurios padarymo kaltinamasis turi būti nubaustas baudžiamuoju įsakymu. Nurodytas baudžiamasis įstatymas, numatantis atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką. Išvardinti pagrindiniai duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas. 421 straipsnis. Teismo baudžiamojo įsakymo turinys.
Teisėjo surašytame teismo baudžiamajame įsakyme turi būti sprendimas pripažinti kaltinamąjį kaltu. Nurodyta kaltinamajam skiriamos bausmės rūšis ir dydis. Nurodyti sprendimai dėl turto konfiskavimo, dėl išplėstinio turto konfiskavimo, dėl uždraudimo naudoti specialią teisę, dėl kardomosios priemonės kaltinamajam, dėl nusikalstama veika padaryto žalos atlyginimo, dėl daiktinių įrodymų likimo, dėl proceso išlaidų atlyginimo. Vadinasi, Evaldas Račickas buvo pripažintas teisme kaltu, padarė nusikaltimus, kuriais jį kaltino. Tiesa, Google'as išmeta dar vieną straipsnį, kuris jis visiškai šviežias ir nesenai atspausdintas, nebe 15 min, o Kauno diena. Štai, pensininkė pabūgo, globa kelia įtarimų. Ir ši istorija jau nebe apie seną Evaldą kaip dėstytoją, o apie naują jo veiklą, globoj. Trumpai paskaitysiu, nes visą straipsnį, žinoma, rasite internete ir smulkiau išnagrinėsite. Apgaulingi gudravimai ar tik apmaudus nesklandumai. Tokių įtarimų kilo globojama senolė lankantiems jos pažįstamiems. Globos įstaigos vadovas įtarimus vadina šmeižtu. Žodžiu, močiutė sumokėjo už Liepos mėnesį, tačiau jie, galbūt gudraudami, atsiuntė dar vieną Liepos mėnesio sąskaitą, manydami, kad senolė nesusigaudys. Savo įtarimais pasidalijo AM. Žinome mes tą močiutę, bet kaip matote iš atsiliepimų, ji visada buvo sudėtinga. Raštu aiškino įstaigos direktorius Evaldas Račickas. Redakcijai atsiųstame ilgame komentare, kuriame daugiau nei pusė teksto tiesiogiai nesusiję su įstaiga nusiųstais klausimais. Kauno diena Kauno globai nusiuntė papildomą klausimą ir paprašė paaiškinti, kodėl pensininkas gavo 2 sąskaitas už Liepos mėnesį suteiktas globos paslaugas. Nes į šį klausimą redakcijai nebuvo atsakyta. Tiesiog įvyko nesusipratimas, žmogiška klaida, aiškino direktorius. Tiesiog nesusipratimas. O dabar pamastykite, gerbiami žiūrovai, jei šios 83 metų pensininkės artimi nepastebėtų tokios klaidos, kas būtų? Račickas gautų pinigus iš vargšės pensininkės 2 kartus. O kiek tokių pensininkų yra Kauno globa priežiūroje? Jei ir jūs, žiūrovė, pažįstate ką nors, kas turi santykių su Kauno globa ir su Evaldu Račicku, būtinai pasitikrinkite, kiek ir už ką sumokėjote. Gal ir pas jūsų artimus yra užsiveisusi žmogiška klaida. Įdomu, kad ir Kauno savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė viską, kas šiame klipe ir dar papildomai daugiau siųstos informacijos puikiai žinojo. Ir žino dabar. Ji dabar sako, jei asmenims kylant įtarimų ar abejonių, kad paslauga galimai teikiama netinkamai, prašoma nepagristų dokumentų ar mokėjimų, reikėtų nedelsiant informuoti savivaldybę. Bet spėkite, ar ji ką nors daro. Aš asmeniškai turiu ir žinau jai perduotą informaciją dėl Račicko veiklos. Ir spėkite, kodėl savivaldybės darbuotoja Baltaduonytė nieko nedarė, nedaro ir nedarys. Atsakymą, manau, numanote. Dabar, kai jau žinome, kad Kauno globa direktorius Račickas nusikaltėlis, pamokinsiu jūs kriminologijos. Kai žmogus sukčius, kaip jis mąsto? Kaip galvoja? Atsakymas paprastas – savanaudiškai. Jis tik apie save galvoja. Vis kažką naujo sumąsto, sukasi kaip voverė, nes vis maža ir maža. Jei jį kartą pagavo, jis pats sau sako. Dabar sugalvosiu geresnę schemą, mane šį kartą nepagaus, aš būsiu atsargesnis ir dar gudresnis. Ką Račickas sumąstęs savo valdomoje įmonėje Kauno globa. Pažiūrėkime į viešus duomenis, kuriuos galite lengvai patikrinti. Pradžiai užeikim į Sodros puslapį. Štai vieši duomenys, ką matome. 23 metais Liepos mėnesį darbo užmokestis Kauno globa įmonėje darbuotojoms moterims vidurkis 1529 eurai. Na, o kiek vyrams? 3285 eurų. Alio, Evaldai, ar žandai neplyš?
Moteris dirba Kauno Globa senolių namuose, prižiūri senolius ir grašius moki, sau kosmosą išsimokėjai. Ar tau negėda? Beje, ar įsivaizduojate, ką klipo pradžioje mano minėta viena 3 nepilnamečių vaikų motina pas Račicką įmonėje turėjo dirbti? Kauno Globoj. Neįsivaizduojate? Aš jums paskaitysiu iš straipsnio sutarties su globotiniais ištrauka. Sutartyje numatyta daug paslaugų. Maisto ruošimas, nesudėtingi patiekalai, maudymas vonioje ir po dušu, plaukų kirpimo organizavimas, kojų ir rankų nagų priežiūra, užuolaidų pakabinimas ir nukabinimas, lyginimas, laiptinės, vonios, tualeto valymas, naudojant paslaugų gavėjo medžiagas. Langų valymas, sniego kasimas, medikamentų pirkimas, krosnės kūrenimas, pelenų išnešimas, dokumentų tvarkymas, laisvalaikio organizavimas, palydėjimas į muziejų, teatrą, muzikos klausimas, įskaitimas, lydėjimas į įvairias įstaigas, institucijas, individualios psichologų konsultacijos organizavimas. Čia tik dalis paslaugų, įsivaizduojate. Ir moteris tai turi dirbti už kiek? Priminsiu, Liepą vidurkis buvo 1529, kai Račicko vidurkis 3285, kartoju dar kartą, Kauno Globa direktoriaus Evaldai Račickai. Jums žandukai neplyš? Galim užmesti akį ir į kitą mėnesį, gegužės. Sodra rodo, kad moteris vidutiniškai gavo 1151, o vyrai 2198. Vis tiek beveik dvigubai savo žandus ir taip nuolat. Štai rekvizitai LT duomenys 2023 metų rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Moteris visada ir gerokai mažiau gauna, nors dirba sunkiausią darbą. Manau, jūs sutiksite. Ir spėkite, ar ką daro valstybinė darbo inspekcija. Darbo inspekcija mato duomenis, jiegi čia oficialūs, gauna skundus ir rankytes sudėję sėdi. Viskas čia gerai. Štai Darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus atsakymas į skundą. Paskaitykime. Tai, ką galima viešinti dėl asmens duomenų. VDI gautas jūsų 23 lapkričio 20 skundas dėl VŠI Kauno Globa. Informuojame, kad VDI kompetencijos ribose jau atliekamas patikrinimas VŠI Kauno Globa dėl galimų darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų. Taip pat bus atliekamas patikrinimas ir dėl jūsų skunde nurodytos informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų nesutapimo, dėl darbo savaitgaliais ir viršvalandžių bei darbo nedarbingumo metu. Informuojame, kad apie patikrinimo rezultatus kitas jūsų skunde nurodytais klausimais, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų nesutapimo dėl darbo savaitgaliais ir viršvalandžiais bei darbo nedarbingumo metu būsite informuota atskirų raštų. Na ir spėkite, ar vyr inspektorė Agnė Narcevičiūtė Dargienė ir Evaldas Kvetkauskas, kurie, kaip matote, minėtą patikrinimą atliko ir kurie, kaip skaitėte aukščiau, turėjo susipažinti su darbo užmokesčių skaičiais, ką nors padarė. Nieko, nulis. Nemato nieko. Jokie skaičiai jiems nebado akių. Vyriausybė su liberalų partija ir Armonaitė priešaky rėkia. Moteris skriaudžia, diskriminacija, vyrai kiaulės, o jų panosiai kažkoks Kauno Globa, Evaldas Račickas skersą dėjo. Moka ir mokės savo kosmosą. Moteris skriaus. Priminsiu, 3 mažamečių vaikų motina. Šį klipą VDI taip pat pažiūrės, ar ką darys. Čia kaip su Kauno savivaldybės darbuotoja Jolanta Baltaduonytė. Baltaduonytė. Nieko nedaro ir spėjo nedarys. Jei padarys, informuosiu atskirai savo sociotinkluose. Pažadu. Kągi, ilgą istoriją pamatėte, supratote, kad kaip profsąjungos vadovas apgyniau darbuotoją, nuo patys matėte, kokio darbdavio. Supratote, kokias schemas dabar taiko Kauno Globa vadovas Evaldas Račickas. Po to, kai vieną kartą už nusikaltimus jau buvo pagautas. Pasimokinote kriminologijos, matėte, kaip Kaune dirba valstybinė darbo inspekcija ir savivaldybė.
Aš kaip visada labai dėkoju už paramą savo rėmėjams. Be jų ir šie klipai neišvystų dienos šviesos. Prašau jūsų pasidalinti šiuo klipu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų tiesą. Atsisveikinu, iki greito šį kartą. Sėkmės. So, Daddy, how you blurred bubbles? Dip, 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 dip. Okay, now go blow 'em. Oh. How'd that taste, buddy? Do you need a drink of water?